Mes šiame mąstyme žvelgiame į savo gyvenimo tikslą, klausiame, kam aš esu sutvertas. Žinau vieną, kad esu sutvertas iš Dievo meilės. Egzistuoju tik dėka Dievo, kuris mane myli ir palaiko mane buvime. Nė akimirksnio negaliu gyventi be Dievo, bet esu nuolatos Dievo apvaizdos glėbyje, išmintingos mane mylinčios Dievo apvaizdos glėbyje. Aš visame priklausomas nuo Dievo, visą, ką iš jo gavau, ir sveikatą, ir gabumus, ir laiką, viską aš naudoju priklausomai nuo jo. Nenorėtų viešpats mano buvimo, aš šią akimirką išnykčiau. Bet Dievas toks išmintingas ir taip mane myli, kad niekada mane sunaikinti nenorės. Kad Dievas sukūrė, tą jis palaiko buvime. Protingiausi kūriniai, tobuliausi, sakytume, kūriniai yra angelai ir žmonės. Į savo panašumą žmogus sukūrė ir tikrai nesunaikins, ar žmogus atsilieps į Dievo meilę ar ne. Vis tiek Dievas nori žmogaus egzistencijos. Ir būdamas be galo išmintingas ir mylintis, davęs man nemarę sielą, jos nenaikins. Ir net mano kūną, kuris kaip nuodėmės pasekmė, susilauks kaip nuodėmės pasekmės mirties, ir tai bus prikeltas, apie tai skelbia Kristus. Amžinoji tiesa, kuris pasakė, dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Taigi, kas man belieka? Šlovinti Dievo išmintį, visagalybę ir meilę, kuri reiškėsi mano gyvenime, reiškėsi šią valandą tuo, kad Dievas mane sukūręs, palaiko mane buvime ir trokšta mano pilnutinės laimės, kurios ilgesi, nuolatos nešioju savo širdyje. Esu priklausomas nuo šito Dievo. Visame. Kiekvieną akimirką jam priklauso ir jis ją man duoda. Turiu jo dovanas ir jų naudojime, esu priklausomas nuo jo veikimo, kuris palaiko mane buvime. Ta priklausomybė nuo Dievo yra tokia didinga tiesa, kad prie jos mes turėtume sustoti daugybę kartų, ne tik per rekolekcijas, nes tai yra pagrindas mano nuolankumo ir tiesos pažinimo. Esu iš Dievo, priklausau nuo Dievo ir priklausau jam. Viskas manyje turi šlovinti Dievą. Viskas turi liudyti, kad aš tikiu tą priklausomybę, išpažįstu ją.
vadovaujuosi ją. Ir tai suprasdamas tą tiesą, stengiuosi viską panaudoti pagal viešpaties amžiną planą, pagal jo šventą valią, jo garbei, jo džiaugsmui. Viską noriu panaudoti kaip atsiliepimą į jo tą nuostabę meilę man. Bijotume nuodėmės labiau, jeigu suprastume savo priklausomybę nuo Dievo. Dievas savo išmintimi, gerumu ir meilę man duoda laiką, sveikatą, gabumus ir aš visą tai bandau naudoti, paliudyti nedėkingumą į nesiskaitimą su jo meilė ir išmintimi. Kokia tai paikystė? Jeigu geriau suprasčiau tikėjimo šviesoj savo priklausomybę nuo Dievo, savo egzistencinį nuolatinį ryšį su juo, aš bijočiau panaudoti savo kūną dvasios jėgas Dievo niekinimui, kas yra nuodėmė, nesiskaitimui su Dievo valia, kas yra nuodėmė. Jeigu aš išėjau iš Dievo rankų ir mano egzistencijos pradžia yra Dievas, mano egzistencijos prasmė yra Dievas, mano visa būtis paženklinta Dievo išmintimi, visa galybė ir meilė, kaip galiu tada aš niekinti Dievą? Jeigu žmogus prisimintų pagundos valandą, kad Dievas jį nuo amžių myli, kad Dievas jam nori didžiulės laimės, kokios nesuteiks niekas čia žemėje, jokie kūriniai, jokie daiktai, jokie žmonės. Jeigu atsimintų, kad Dievas ir dabar, kai bandau, ar esu viliojamas pasielgti prieš jo valią, tebelaiko mane savo glėbyje mylėdamas ir globodamas, kaip įžeisti Dievą? Kai motina laiko vaiką rankoje, myluoja jį, vaikui sunku mamai spjauti veidą, nebent jau būtų neįsimegojęs, gal padarytų tokį gestą. Motinos glėbyje, kuri rūpinasi, globoja, glamonėja, glosto, kaip vaikui dabar padaryti kokį nors bjaurų netaktą motinai, jam nesinori, nebent sakau, vaikas būtų ligonis. O šiaip tai jis jaučia, kad į tokį motinos elgesį reikia atsiliepti panašiu elgesiu, į meilę atsiliepti meilę. Taip yra ir su mūsų santykiais su Dievu. Jie nepalyginamai turėtų būti švelnesni, gilesni ir mielesni, jeigu mes bent kiek suvoktume, kas yra Dievas. Turbūt labai teisingai vienas kunigas pasakė jaunuoliui, sako, viso šito nebūtų buvę, jeigu būtumei labiau pažinęs ir pamilęs Dievą. Kai mes apie Dievą neturim gilaus pratimo, kai mums jisai kažkur toliau egzistuoja, net ir vienuoliams ateina tokios mintis, kad Dievas danguje su angelai žaidžia. Tai tada, ką diktuoja širdelė, tai darai, jau ta širdelė tokia savimėliška, kad jai nerūpi Dievo reikalai ir nerūpi atsiliepti meilę į meilę. Kaip svarbi yra ta tiesa, kad aš esu iš Dievo ir Dievo globojamas, apdovanotas ir palaikomas buvime ir vedamas per visus įvykius į amžiną laimę. Kaip tai svarbi tiesa? Todėl nesistebim, kad buvo tokių ir vienuolių, kurie kitokios mąstymo medžiagos neėmė per keliasdešimt metų, kai tik mano
gyvenimo tikslas. Mano kilmė, mano gyvenimo prasmė, mano kelionės tikslas. Ir užtekdavo tokių minčių. Mes galbūt pavargstam nuolat į tokias tiesas žiūrėdami, bet iš tikrųjų tik dėl to pavargstame, kad nesam kantrūs ir nenorime ilgai stovėti prie vieno dalyko. Nenorime giliau įsigyventi ir pasiskonėti nors vieną gilią esminę tiesą. O kažkokios vis naujovės norime. O iš tikrųjų viena kita pagrindinė tikėjimo tiesa yra kaip ta duona. Nėra jis visą laiką skani, bet ją naudojam ir organizmas vis dėlto yra pasotinamas ir pastiprinamas, nors saldybių ir nepajuntame. Duona rupi, bet maistinga. Taip ir su tikėjimo tiesa. Nesibijoti prie jų ateiti ir dažniau. Kai kurie maldos žmonės ne tik po keliasdešimt metų buvo prie tos tiesos, kasdien atnaujindami lyg šaltų dušų save, atšviežindami prie tų tiesų gaivinosi ir gaivino save dienos darbams ir kryžiams nešti. Bet buvo ir tokių, kurie tiesiog paruošė tokius mąstymus, tokias knygas, kad bent kartą savaitėje ateitų prie tos tiesos, kam esu sutvertas. Ateitų prie kitų esminių tiesų, kaip nuodėmė, Dievo gailestingumas, dangus, pragaras, skaistykla. Kad žmogus vis atsimintų, iš kur atėjau, kaip turiu gyventi ir kur einu. Esminiai klausimai. Ir žmonės, kurie per kelis metus vis per savaitę išmąstydavo tos dalykus, 50 kartų per metus grįždavo prie tiesos, aš esu Dievo sutvertas, aš padariau didžiausią neišmintį nusigręždamas nuo Dievo, manęs laukia dangus, jeigu vykdysiu Dievo valią, manęs laukia skaistykla, jeigu aš abejingai vykdysiu apsileidusiai, nors ir esminio ryšio su Dievu nenutrauksiu, manęs laukia pragaras, jeigu aš visiškai sąmoningai dideliam dalyke nusigręšiu nuo Dievo. Kaip tokios mintys išgyventos pokalbyje su viešpačiu, persvarstant savo elgesį, tikrai ar aš einu į dangų, tikrai ar aš nevengiu pragaro, tikrai ar aš savo neruošiu skaistyklos, tikrai ar aš einu į tikslą, ar manęs tikrai laukia Dievas. Kaip tokios tiesos gali nedaryti įtakos moraliniam žmogaus gyvenimui? Kaip negali jo taisyti? Ne veltui šventoji Teresė Avilietė sakė, pažadėk man 4 valandos mąstymo, aš tau pažadu dangų. Žiūrėk nuoširdžiai į tikėjimo tiesą, ypač tas pagrindinės esminės tiesas. Ir tu negalėsi lengvabūdiškai bristi iš nuodėmės į nuodėmę. Šventam rašte yra pasakyta, atsimink paskučiausius dalykus ir tu nenusidėsi per amžius. Atsimink, kas tavęs laukia. Kaip tas vienuolis, kuris sakė, negaliu išeiti iš vienuolyno, o artimieji atvažiavo parsivežti. Sako, neišleidė 3 sargybiniai. Nu, kokie sargybiniai? Te nematėt, kai ėjot pro vartus. Nu, nematėt. Nugi, sako, taigi buvo užrašyta. Mirtis, teismas, amžinybė. Aš mirsiu, būsiu Dievo teisiamas ir būsiu amžinai danguje ir pragare.
priklausomai nuo to, ar vykdysiu Dievo valią ar ne. Aš supratau, kad Dievo valia yra man būti vienuolyne ir aš noriu čia mirti ir po mirties būti Dievo maloningai nuteistam ir paskirtam į dangų. Ir aš neisiu niekur, ir aš visko atsisakau, ir tų turtų, kuriuos man siūlote, ir to paveldėjimo, kurį man žadate, visko atsisakau. Aš pajutau, supratau, kad Dievas mane pašaukė čia, į vienuolyną, amžinai laimiai ruoštis. Ir aš čia ruošiuosi iki mirties. Ir reikia tikėtis, kad toks žmogus ir ištvėrė iki mirties šitame kelyje. Amžinų dalykų atsiminimas, amžinosios paskirties prisiminimas padėjo jam. Kai mes mąstome, kad esam Dievo sukurti ir klausim, tai kodėl jis mane sukūrė ir kodėl tą varganą žemę čia atleido, kad laimėčiau dangų. Tai kam visi tie vargeliai, nesėkmės, nesusipratimai, kančios, ligos, negalės, kad pasiruoščiau dangui. Viskas mane kreipia amžinosios tėviškės link, nes tam Dievas mane sukūrė. Kurgi jis mane gali dabar pradžiuginti? Ne tik savo artumą, bet ir begalinės laimės viltimi. Laimės, kurios ilgėsi aš jaučiu. Net kai bandau į nuodėmę eiti, tai jaučiu Dievo alkį, laimės, kitaip sakant, alkį. Ko mes beieškotume, ko besiektume, tikrumoje norim būti laimingi. Nusidėjėlis, darydamas nuodėmę, tikisi smagumo, o tas smagumas irgi yra tam tikra laimės atšvaista. Žmogui tų žemiškų smagumų neužtenka, jie apvilia, jie yra per daug trumpalaikiai, laikiniai ir apgaulingi netgi, nes atima sąžinės ramybę, atima dvasios giedrumą, užtemdo džiaugsmą. Bet žmogus yra pašauktas laimiai, todėl juos ieško visur. Mums bepigo, kai mes tikėjimo apšviesti gal nuo vaikystės dienų jau žinome, kur laimė, kas ją neša. Jei nori būti laimingas, laikykis Dievo įsakymų, jau tą seniai žinojame nuo vaikystės dienų dauguma. Ir tai yra tik kelias į laimę. Tie Dievo įsakymai irgi yra turėklai per tą gyvenimo tiltą, kad nenuklystume, nenukristume į kokią pražūties gelmę. Jei nori eiti gyvenimą, laikykis įsakymų, sako Kristus. Taigi mums to ir reikia, laikytis įsakymų. O vienuoliam laikykis evangelinių patarimų. Laikykis savo įžadų ir regulų, kurios padeda laikytis, labai gražiai laikytis Dievo įsakymų ir bažnyčios įsakymų. Jeigu aš laikausi šventadienio reikalavimo, išklausau mišias, tai ačiū reguloms, kurios man liepia net kasdien klausyti. Jeigu aš laikausi pasniko, tai ačiū vienuolynui, kuris man nurodo ne tik penktadienį, bet dar ir kitas susilaikymo dienas. Jeigu aš laikausi 4 bažnyčios įsakymo, tai tik dėka regulų, kurios man liepia dažniau negu kartą metuose eiti iš pažinties ir dažniau priimti komuniją negu apie Velykas. Taigi ar Dievo ir bažnyčios įsakymus žiūrėsime, regulos visą tai mums perteikia. Labai kruopščiai mus tiesiog į tą kelią veda, tik taip, kad mes nejuntame net tų įsakymų naštos, jos svorio, viskas yra taip persunkta Dievo meilė, kad mes dėka meilės pajuntam, kad viskas yra lengva. Jeigu žmogui, kuris
pasaulio triukšme gyvena, sunku prisiversti, pasnikauti. Tai vienuoliui tai yra daug lengviau, nes jis žino, kokie tai nuopelnai, kad tai yra dalyvavimas ir Kristaus pasnikė, kad tai yra paštalavimo priemonė, ne tik savęs pašventimo priemonė. Kai vienuolija visą tai duoda, tai tie Dievo įsakymai ir bažnyčios įsakymai yra žymiai lengviau vykdomi, nesuprantama jų palaiminga įtaka mūsų ir kitų šventėjimui. Taigi, kada mes jaučiame priklausomybę nuo Dievo, negalim naudoti nei proto, nei valios, nei širdies, nei jausmų kažkam kitam, kai Dievas mus savo sutvėrė, kai nerami mūsų širdis, kol su juo tobulai nesusijungs. Užtat Dievas, iš kurio rankų išėjau ir pas kurį einu, traukia mane prie savęs. Ir tą trauką labiau pajuntu, kai vykdau regulas. Nes jos kviečia ateiti dažniau prie tabernakulio, dažniau prisiminti Jėzų, kviečia dažniau ieškoti progų įsižadėti savęs, pasakyti savimėliai ne. Daugiau meilės aukų Dievui surinkti. Į tos dalykus kviečia mane regulos, kurios ypač stipriai pabrėžia į Kristaus žodžius, kas nori būti mano mokinys, tegul įsižada pats savęs, tegu ima kasdien savo kryžių ir teseka mane. Tas savęs įsižadėjimas, kai tik atskleidžiamas regulomis, kurios neleidžia man pataikauti visame savo. Ką noriu, tą darau, kada noriu valgau, kada noriu geriu, kada noriu einu ten ar ten, bet yra tvarka, yra drausmė, yra rėmai, yra leidimai, yra atsiklausimai, yra derinimas savo elgesio su namų drausme, su vyresniais, su bendruomenė. Ir visa tai padeda nejučiom įsižadėti savęs, jeigu, žinoma, mes to siekime. Todėl siekti galutinio tikslo vienuoliui yra žymiai lengviau, nors iš šalies įspūdis visai kitoks. Visokie draudimai, visko atsiklausk, visur leisk, savarankiškumą mažinti ir taip toliau. Tik visa tai atrodo tiem, kurie iš lauko žiūri į mūsų gražią sielos katedrą, o tenai yra daug gražiau ir jaukiau, negu iš lauko matos. Ten visų vitražų nesimato, o viduje visas grožis. O iš lauko mūrai, tamsus, niūrus, bet viduj. O žmogus iš lauko žiūrėdamas į bažnyčią sako, ten šalta, tamsu ir niūru. O iš tikrųjų yra šviesu ir gera, nes tos šventyklos širdis yra pati Jėzaus širdis. Čia nėra paprasti namai, bet yra Dievo buveinė. Jėzaus sostas, Jėzaus karaliaus sostas. Iš čia visi palaiminimai, iš čia visi patvarkymai, iš čia pergalingos kovos, visi išmintingi planai, kovai prieš blogį, gėrio pergaliai. Taip yra mūsų sielos šventovė ir vienuoliškoje sieloje, kuri laikosi regulų, kuri laikosi įžado. Viešpats ten yra širdį, triasmenis Dievas gyvena, veikia, neša džiaugsmą, myli. Kas laikysis mano įsakymų, mano tėvas įmylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Taigi tas apsigyvenimas vienuolio sieloje yra palaimingas. Ir todėl vienuolis jaučiasi vienuolyne, jeigu jis ištikimas reguloms,
jaučiasi, sako, kaip namie. Nieko netrūksta. Dėl to, kad yra Dievas, yra Jėzus su savo pavyzdžiu ir savo malonės jėga, kuri trykšta ir per maldą, ir per sakramentus, ir sakramentalijas, ir visokius kitus kanalus. Užtat, vienuolį Dievas traukia kaip ir kiekvieną žmogų, bet traukia prie savęs, daug, sakyčiau, galingiau, bent tą trauką pastebima labiau. Dievas nori žmogų turėti visada arti savęs. Ir tai vienuolis ypatingai pajunta. Pajunta, kad Dievas nuolat apie jį mąsto. Pajunta, kad niekad jis nėra vienas. Dievas manyje, Dievas su manim, Marija arti manęs, angelas sargas su manimi ir šalia manęs. Šventieji. Taigi, Dievas su visa savo, sakytume, sista yra šalia manęs. Dievas žiūri į mane su meile. Vienuolyne tai galima žymiai lengviau pajusti, kadangi aplinkos blaškančio triukšmo mažiau. Nors tiesa, šiandien ne viena vienuolė apaštalaudama priversta būti tam triukšme. Bet jeigu jį klausė šventos Teresės Avilietės patarimo, tai sukūrė savo viduje celę, kurioje garbingiausia vieta skirta Jėzui, triasmeniam Dievui. Ir tada toje celėje, būdama nepasiklysta pasaulyje, nesusižavi praeinančiais blizgučiais, nepameta orientyro vedančio į dangų. Dievas mums duoda kryptį dabar aiškiai per regulas visam mūsų gyvenimui iki mirties. Nereiks abejoti, ar kitą metą man bus aišku, kur man eiti ir ką daryti, ne. Kam, ne kam, bet tau, sesė mėla, tikrai bus aišku, jeigu neišeisi iš vienuolyno. Tie, kurie šalia vienuolyno, tai kartais suka galvą ir nemigas savo įsivaro. Kaip man reiks gyventi rytoj, kokie mano darbai, kaip man bus su mano vaikais, su visu kuo. Šitie rūpesčiai iš tikrųjų atpuola vienuoliui, nes jisai žino ir rytoj, ir poryt, ir kitą metą, ir prieš pat mirtį, ir mirties valandą man aiškus kelias ir gairės bus regulos. Jos padės tinkamai dirbti, šventai kentėti ir šventai numirti. Regulos yra tas man Dievo išmintimi ir meilė išgirstas kelias į dangų, kadangi jis veda į tobulesnę meilę, į meilės ištobulinimą. Ir jeigu laikydamasis tikrai nepaklysiu, ir neapsiriksiu. Gali būti 9 draugės nusigyvenusios, gali pati vyresnioji būti nusigyvenusi, bet jeigu aš turiu regulas, aš jau turiu kelią. Kiti, jeigu eina iš kelio, man nereikia paskui bėgioti. Bet aš žinau kelią. Kūdikėlio Jėzaus Teresė atėjus vienuolyną sakė, aš turiu regulas, turiu Jėzų, gyvąją regulą, gyvą pavyzdį. Ir malonių neįsenkantį šaltinį. Todėl aš čia turiu būti šventa, nežiūrint, kad ne visada ir ne visur pastebiu žaviausius šventumo pavyzdžius į savo draugų. Gal ne visai taip tiksliai pasakė, bet jis sakė, kad Dievas čia mane pašaukė, turiu regulą, turiu celę ir aš čia turiu būti šventa. Ir tapo tokia. Nors atėjo ligų periodas, tikėjimo tamsos laikotarpis ir daug kitų skaudžių išbandymų, per kuriuos jie pati pašventėjo,
ir labai daug kam atvėrė kelią į Dievą. Apie tai sužinosime amžinybės filme ar paskutinę teismo dieną, kai visų gyvenimo filmai visiems mums atsivers ir matysime, kaip Dievas kiekvieną mylėjo, nuostabiausią meilę. Nekimirką nenusigręžė nuo žmogaus. Ir pamatysim, kaip mes patys daugybę kartų tą Dievo meilę niekinom, nuo jos nusigręžėm, Dievui priekaištavom, o vis tiek Dievas nuo mūsų nenusigręžė. Būsim nustebinti Dievo kantrybę, Dievo meilės pasireiškimu didžiausių nusidėlių gyvenime. Ir matysime, kaip kiekvienas galėjo pasiekti dangų. Kaip kiekvienam Dievas nuo amžių troško dangaus, troško tobuliausio susijungimo su juo ir pilnutinės laimės. Ir kaip daugybė žmonių liko abejingi, vieni ilgesnį laiką, kiti trumpesnį, ir mes taip pat. Ir bus labai gaila tų momentų, kad apsileidę buvo. Tik jeigu būsim tą viską apgailėję šioje žemėje, tai būsime ir nutyrinę sielą, ir įgyję nuopelnų, ir galbūt galėsime, baigę žemės kelią, nueiti tiesiai į Dievo glėbį. O dabar mano uždavinys jaustis Dievo kūriniu mylimu, globojamu ir kaip kūdikio vedamu per kiekvienos dienos įvykius į amžinąją dieną, į amžiną laimę. Mano uždavinys dabar gyventi Dievo akivaizdoje, atsimenant, kaip mane myli Dievas. Aš turiu būti saulėgrąža, atsigręžusi į saulę, gerinti jos spindulius. Dievo akivaizdos praktikavimas yra nepakeičiama pratyba mūsų žygyje į tobulą Dievo meilę, nes kaip tik užsimirštam, kad Dievas į mus žvelgia, į mus myli ir iš mūsų laukia tos silpnutės meilės liepsnelės, tai toj grimstam į kūrinius ir ten ieškom Dievo. Bet vietoj, kad ieškot jo išminties ir meilės, jo dosnumo mums, mes ieškom ten laimės. Užmiršę Dievą, be dėkingumo jam, savo tikslu pastatydami tą valandą kūrinį vietoj kūrėjo. Ir čia mūsų nelaimė, mūsų tas dvasios aklumas. Kita gal mūsų ir pažeista prigimtis, kad mes taip labiau linkstam į kūrinį negu į kūrėją. Bet iš tikrųjų mūsų blaivus protas sako, būk saulėgrąža, žiūrėk į saulę, kad subręstų vaisiai tavo sieloje, šventumo, dorybių vaisiai. Nenusigręžk nuo tos saulės. Jeigu kokie debesėliai pritemdytų tą saulę, atsimink, jinai tikrai išeis, nes vis tiek skleidžia į visą kūrinyje, į visą žemę savo spindulius. Mums reikia dažniau žvelgti į Dievą ne su baime, ne kaip į teisėją, ne kaip į žandarą, bet kaip į tėvą, į Jėzų kaip į savo brolį, į šventąją dvasią kaip savo mokytoją, auklėtoją, šventintoją. Ir mes turim tiesti į rankas. Kiti melsdamiesi ištiesia, charizmatikai dažnai kiti. Tai nėra toks pigus gestas. Mes neįpratę, taip mums geriau sunerti rankas ar ką. Bet tie, kurie ištiesia rankas, jie supranta, viešpatie duok šviesos, stiprybės. Tai yra simbolis, ištiestos rankos, jeigu dar jos tuščios. Tai simbolis, aš nuo tavęs priklausau, aš esu neturtinga savo dvasia, bet aš noriu praturtėti tavo turtais, kad jais tave pradžiuginčiau ir tavo valią išpildyčiau. Knygutė apie Teresėlę tuščiomis rankomis pavadinta.
tik rankos iškištos tuščios. Dievas kiekvieną minutę jas gali duoti didelius turtus, kai žmogus sako, aš mažas, silpnas ir tuščias, duok Viešpatie, pripildyk savimi, savo išmintimi, savo meilę, savo gailestingumu, savo jėga. Šventos dvasios dovanos tai yra turtai, kuriuos reikia paimti tuščiom rankom, kad gautume juos. Viešpats laukia mano atsako į jo meilę kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Todėl aš ir kiekvieną dieną turiu eiti į susitikimą su juo, maldoj, darbe. Visur sutinku tave, mano Dieve. Ta maldaknygė išversta į lietuvių kalbą. Ir joje stengiamasi pasakyti Viešpatie ir gatvėj, ir tarp žmonių, ir ligoniniai, ir krautuviai, ir savo darbo kambarį. Visur tave sutinku, tave, mane mylinti, manimi besidominti, man padėti, norinti ir padedant. Sutinku tave dirbantį dėl manęs, brandinantį javo grūdą, auginantį vaisių ant medžio, žydinantį gėlės šedelį, taurelę. Visur tave sutinku, vaiko šypsnyje, senelio raukšlėtam veide, darbininko prakaituotam veide. Visur sutinku tave. Kai šitaip žmogus žiūri, visur ieško susitikimo su Dievu, tiesia į rankas į tą, kuris į jį tiesia savo dosnes meilę ir malonę pripildytas rankas, tada gyvenimas ramus be problemų. Problemą susikuriam patys, kai imam žiūrėti į save, į savo praeitį, dabartį, ateitį, be ryšio su tuo, kurio glėbyje esu. Dažnai mes padarom savo problemų panašių į apaštalo Petro, kai sakė, Viešpatie, leis man eit per bangas. Eik, eina, Jėzus tiesia ranką ir eina. Bet kai pamatė bangas, jau nebe Jėzaus veidas prieš akis, o šėlstančios ežero bangos įsigando, jis skęst pradėjo. Jis tiek ištiesia ranką, kai jis pažvelgė į Viešpatį, gelbėk skęstų. Kodėl suabejojai mažatikį? Eit per bangas šiandien nelengva ir mums. Visokių sunkumų, nesėkmių, prognozių, bet reikia į Viešpaties veidą žvelgti. Tu neapleisi, tu nenusigręši nuo manęs. Jėzus laukia, tresmenis Dievas laukia į jo meilę atsako vykdyti Dievo valią. Jėzus laukia, kad mes pakviesti būti jo sekėjai ir sekti iš arčiau. Nori, kad mes vykdytume dangiško Tėvo valią, kaip jis vykdė, kaip kiti jo mokiniai vykdė. Mes turim šiandien jau beveik 2000 metų krikščionybės patirtį. Jeigu tik yra galimybė ir laiko prisiglausti, kaip sakant, savo akimis prie knygos, kokių nuostabių asmenybių būta šioje žemėje, šventų gyvenimai, ką jie atskleidžia, kokius nuostabius dalykus. Neseniai pasirodė spaudo jauni šventieji, jauni ir šventi. Tiek nedaug ten toj knygutėj, bet kiekvienas koks nuostabus savo ištikimybę Viešpaties valiai. Jie mūsų mokytojai. Kiekviena vienuolija turi šventą globėją, bet turi net ir šventą įsteigėją. Nagrinėti Švento Ignaco gyvenimą tai yra šventė, o apie jį parašyta knygų tiek, kad mūsų jau bibliotekoje 2 lentynos nesutalpina, vien jo biografijų
apart jo autobiografijos, žinoma, viskas daugiausia užsienio kalbom. Prašau, studijuok knygą vieną apie jo charakterį, kitą apie jo šventumo siekimą, trečią apie Šventas Ignacas maldos mokytojas ir taip toliau, ir taip toliau. Prašau, turim globėją, tik žiūrėk, kaip į filmą, tik žiūrėk. O ten parodyta, kaip jis ėjo į Dievą ir ne visada raidiškai paseksi, bet tą dvasią alsuot gali. Yra knyga Švento Ignaco dvasia, prašau, bet yra ir Teresėlės dvasia, karmelitėms labai paranku, bet yra ir Šventos Teresės dvasia, yra Pranciškaus Salezo dvasia, yra Sofijos Bara dvasia, yra palaiminto Jurgio Matulaičio dvasinis veidas lietuvių kalba knyga. Švento Pranciškaus žiedelį ir Švento Pranciškaus dvasia yra ištisas rekolekcijų knygos išleista Švento Pranciškaus pėdomis. Prašau, žygiuokime, pranciškonai, pranciškonės ar karmelitės, visiems yra. Prašau, kaip jau mums lengva dabar sekti Kristų, kai jau Kristaus sekėjai yra. Kunigams yra 4 tomų dvasinių skaitimų knyga apie šventuosius. Kristaus sekėjai. Prašau, pasižiūrėk, o ten labai puikiai biografija paruošta irgi lietuvių kalboj. Viena dalis, kas jis buvo prieš atsivertimą, kas jis tapo po atsivertimo. Ilgų istorijų stebuklų nepasakoja, bet moralinis atsivertimas, pasikeitimas. Ir nedaug pasakyta, per 1-2 puslapius aptarta to žmogaus asmenybė, bet parodyta, kas jį pakeitė, kodėl jis pasikeitė ir kas padėjo pasikeisti, kokiu keliaidamas jis pasikeitė, tapo šventu. Tai labai naudingos tokios biografijos. Ir dvasiniam skaitimui reiktų prie tokių veikalų prieiti, kurie kalba apie tos šventuosius, nes tai yra gyva Evangelija. Ir vienas Marijonas 15 metų rašė knygą Evangelija gyvenime. Šventuosius aprašė. Ir net minčių surinko atitinkamai pagal to šventojo gyvenimą. Parodyta, kad tai Evangelija perkelta į gyvenimą. Apie Šventą Pranciškų sakoma, kad jeigu iš pasaulio horizonto dingtų Evangelija, kas atrodo neįmanoma, nebent būtų viso pasaulio atominis karas, sunaikintų viską, nes gausiausia knyga, didžiausių tiražų milijoniniais tiražais išleista yra Šventas raštas. Bet, sakykime, dingtų Evangelijos. Sako, būtų jas galima atkurti iš Šventojo Pranciškaus gyvenimo, iš jo biografijos, jeigu jį da išliktų. Arba jeigu žmonėse liktų atsiminimas, kad toks buvo žmogus, kuris visiškai sunaikino, bei, galim sakyti, visiškai sunaikino savimeilę ir persijėmė Kristaus dvasia, neturtingos, skaistaus, paklusnaus Kristaus dvasia. Taigi, mums dabar lengva sekti Kristų, kada mes turime ne tik patį Kristų ir jo malonę, bet ir jau žmonės, kurie realizavo Kristaus Evangeliją ir jos dėka pakeitė savo gyvenimą. Taigi mano uždavinys, jaučiant tą priklausomybę nuo Dievo, tą nuolatinį Dievo žvilgsnį į mane, tą nuolatinę pastangą man padėti, tą nuolatinį darbą mano labui, kūno ir dvasios labui. Ir jo begalinį norą, kad aš daryčiau tai, ką jis nori, kad aš sekčiau Kristumi, kuris atėjo į žemę pamokyti, kas šiukšlė, o kas vertybė, kas pelai, o kas grūdai, atėjo pamokyti gyvenimo meno. Tai dabar jis iš manęs laukia, kad aš išlovinčiau. Stebėčiausi, žavėčiausi jo meilę, jo išmintimi, jo gailestingumu, jo didžiuliu nuostabiausiu noru mane padaryti laimingu. Aš turiu kalbėti su juo, jis yra mano tėvas, jis yra mano išganytojas, jis yra mano laimės šaltinis. Aš turiu su juo bendrauti.
centriniai vietoje laikyti. Jam daugiausia surasti laiko ir dėmesio per dieną, net tarnaujant kitiems ar padedant kitiems. Kad aš visur galėčiau jam teikti šlovę ir jį konkrečiai mylėti, mylint žmonės, ir jam konkrečiai tarnauti, tarnaujant broliams ir sesėms. Aš turiu gerbti jį, pagerbti jo valią, kur yra išmintingiausia, švenčiausia ir man labiausiai nešanti tikrą ramybę žemėje ir tikrą laimę amžinybėje. Šito gero tėvo valią aš turiu nuolat nusilenkti, nusigręžiant nuo visokių prigimties, savimylės, kaprizų, įnorių, planų ir siekimų. Aš turiu tarnauti, viešpačiui dirbti toj vietoj, kur pastatė, labai įdėmiai klausytis, ko Dievas iš manęs nori, kad aš tarnaučiau ne pagal savo kaprizą, bet pagal jo valią.